25 skyrius. Kalėdų senelio pilyje. Džo pirmas iššoko į automobilį. Greičiau, sušuko jis, girdžiu atbėgantį umbumbumą. Turbūt jis ištrūko. Taip ir buvo. Raganius išlindo pro savo keisto būsto durys. Jis išsilaisvino, nusikirpęs barzdą, bet dabar atrodė prastai. Žaislinis triušis padidino greitį ir automobilis nurūko keliu. Prikaistuvinis nespėja net dorai įlipti. Dzingtelėjęs ant kelio nukrito virdulys ir prikaistuvinis sudejavo. Valio, virdulių nebėra, nudžiugo Džo. Niekas nebedurs į šoną. Dieve, man vėl reikia verstis per galvą. Nieko nebus, griežtai pareiškė Menulveidis. O gal norėtum, kad Raganius tave sugautų? Ei, prikaistuvinė, laikyk Džo, kad jis nesumanytų automobilėje verstis per galvą. Sulaikyti Džo buvo sunku, bet draugams pavyko. Kai jie nuvažiavo gerą kelio gabalą, triušis sustabdė automobilį, norėdamas pasikalbėti, o Džo pasinaudojo progą ir bent tuziną kartų persivertė per galvą. Man atrodo, kad jūs turite keliauti pas Kalėdų senelį, tarė triušis. Aš rimtai kalbu. Nesiūlau atiduoti jam šilkaplaukės. Apie tai negali būti nei kalbos. Tiesiog pasakytumėt jam, kad nesate žaislai ir paprašytumėt atkerėti. Kaip viskas painu, tarė Menulveidis ir susimastė. Nors mintis gera. Kalėdų senelis dalyja žaislus. Vadinasi, puikiai juos pažįsta. Jis iškart pamatys, kad mes netikri žaislai ir galbūt padės. Juk žinom, kad jis geras, tarė šilkaplaukė, ir vaikus myli. Keliaujam pas jį, bet kaip patekti į Kalėdų senelio šalį? Žaislynas dar kiek laiko bus tolumų medžių viršūnėje. O kada ateis Kalėdų senelio šalies eilė? Sunku pasakyti. Teisybė, sutiko triušis. Pagal tvarkaraštį dabar Audrų žemės eilė. Skamba nekaip, bet aš jums galiu padėti. Kaip? Paklausė Džo. Nuvešiu į artimiausią stotį ir įsadinsiu į traukinį, važiuojantį į Kalėdų senelio šalį, paaiškino žaislinis triušis. Kartą atkreipiau dėmesį, kad kai kurie čionykščiai traukiniai ten važiuoja. Na, kaip draugužiai? Puikiai mintis, nusprendė visi ir nuvažiavo. Po valandėlės atsidūrė geležinkelio stotyje ir išlipo. Norėčiau, kad amžinai liktų mano šalyje šilkaplaukė, tarė šilkaplaukiai triušis. Tokios gražuolės niekada nemačiau ir jau nebepamatysiu. Bet tu būtum nelaiminga. O aš to nepakelčiau. Aš tau parašysiu, pažadėjo šilkaplaukė. Tikrai, apsidžiaugė triušis. Žinok, man niekas niekada nerašė. Pasijusiu baisiai svarbi asmenybė. Žiū, traukinys. Nuostabu, traukinys kaip tik ir važiuoja į Kalėdų senelio šalį. Mum pasisekė, sušuko Menulveidas. Sudiev, triušė, tu tikras draugas, aš tau parašysiu. O Dieve, iškart gausiu 2 laiškus, apsidžiaugė triušis. Mes visi tau parašysim, pažadėjo Džo ir nuoširdžiai paspaudė kailinę letinėlę. Sudiev, buvo malonu susipažinti. Šilkaplaukė pabučiavo triušį ir šis vos neapsiverkė iš laimės. Manęs dar niekas nėra bučiavęs, prisipažino jis. Niekada. Bučinys, laiškai, o, koks aš laimingas triušis. Draugija sulipo į traukinį ir atsisveikindami visi pamojavo. Labai mielas triušis, tarė Džo. O mes vėl važiuojam, kažin ar toli. Kelionė buvo ilga ir visi sumygo. Galų gale jos pažadino palydovas. Ei, ar jūs čia nelipsit? Paklausė jis. Žaislai paprastai išlipa šioje stotelėje. Jie išsirupštė lauk, nes stoties iškaba skelbė. Lipkite čia, jei keliaujate į Kalėdų senelio pilį. Laiku pažadino, nusižiojo Džo. Dieve, aš vėl turiu verstis per galvą. Žiūrėkite, pilis, parodė Betė,
didinga daugiabokštė pylė ant netolimos kalvos. Viešpatie, sniegas. Atrodo, čia žiema. Čia visada žiema, paaiškino palydovas. Kokia nauda iš rogių, jei nėra sniego? Ar kalėdų senelis jūs laukia? Paprastai jis atsiunčia rogės pasitikti traukinio, jei laukia svečio. Rogės ten? Paklausė Mėnulveidis ir parodė į apsnigtą stoties kiemą. Ten stovėjo rogės, pakinkintos 4 šiauriniais elniais. Šie neramiai mindžikavo, varpeliai jiems ant kaklo skambėjo. Vadėlioja mažas kaukutis raudonais drabužiais. Taip, ten, eikit ir sėskitės, tarė palydovas. Jis įsmeigė akis į šilkaplaukę. Dieve, kokia graži lėlė. Galva guldau, kad kalėdų senelis užsimanys jos savo eglutei. Draugužiai įsėdo į roges. Prašom nuvežti pas kalėdų senelę, tarė Džo, ir rogės traukiamos 4 nusistovėjusių elnių nušvilpė per sniegą. 6 nelaimėliai atvyko į pilį. Pamatė, kokia ji didelė ir puiki. Jie sunerimo. Priėjo prie milžiniškų durų, išdrožinėtų įvairių žaislų atvaizdais ir paskambino varpeliu. Durys atsidarė. Prašom, tarė Meškiukas Lokajaus livrėje. Po valandėlės kalėdų senelis jūs priims. Jis nulydėjo juos iš pradžių į didelę salę, o paskui į kambarį, kur kažkada knibinėja daugybė kaukų ir babaušių. Gal norit apsižvalgyti, kad neprailgtų laukti, pasiūlė Meškiukas Lokajus. Kaukai dažo lėlių namelius. Babaušiai deda urzgimo mechanizmus mums, meškučiams, ir kūlviršių mechanizmus prisukamiems klounams. Nenoriu, atsakė Džo, iškart pajutęs, kad turi persiversti kuliais. Kelis kartus persivertė ir atsistojo. O ką daro kaukai? Aname kampe, paklausė jis. Deda zvimbimo mechanizmą į sukučius, paaiškino Lokajus. Bet neprieikit per arti. Zvimbimo mechanizmą gali netyčia įdėti jums, o jis įkyri nepakeliamai. Draugija sustojo atokiau ir žiūrėjo. Buvo labai įdomu. Jie pamatė ir išgirdo tiek įvairinybių, kad beveik pamiršo, jog patys yra žaislai. Kaip veikia tavo urzgimo mechanizmas, Meškiuk? Paklausė kaukutis ir pribėgo prie Mėnulveidžio. Jis paspaudė Mėnulveidžio pilvą ir šis garsiai suurzgė. Rrrr, duok man ramybę, nemėgstu, kai žmonės taip daro. Rrrr. Žiūrėkit, kalėdų senelis, staiga suriko Bėtė, kai į kambarį ėjo stambus vyriškis skaisčiai raudonais drabužiais. Jo gobtuvo kraštai buvo papuošti baltai, o gyvas akis linksmame veide žiburiavo. Taip, kalėdų senelis, sušuko Džo. Kalėdų senelis išgirdo ir iškart priėjo. Nustebęs įbedė akis į šilkaplaukę. Oho, tarė jis, iš kur tu atsiradai? Tik jau ne mano pilyje. Kaukai ir babaušiai tokių gražuolių nepadaro. Žavesnės lėlės nesu matęs. Pasiliksiu tave papuošti kalėdų eglutės viršūniai. Ne, prašom, nepasilikit, ėmė prašyti šilkaplaukę. Kalėdų senelis žvilgtelėjo jos palydovus ir suglumo. Iš kur jūs atsiradot? Paklausė jis. Niekada neturėjau taip padarytų žaislų. Pavyzdžiui, triušio, apsikaišiusio virduliais ir keptuvėmis, arba šito juokingo meškiuko. Jis nelabai panašus į tikrą meškiuką. Mes netikri žaislai, paaiškino Bėtė. Kalėdų senelė, mes buvom paversti žaislais kareivėlių tvirtovė. Aš iš tiesų esu maža mergytė, o aš Mėnulveidis. Gyvenu tolumų medžių viršūnė, prisistatė Mėnulveidis. Ką? Garsusis Mėnulveidis, turintis kambaryje šliužinę per visą medžių kamieną? Nustebo kalėdų senelis. Dieve, dieve mano, kaip norėjau ją pamatyti, bet aš turbūt per storas ir neįsisprausčiau.
Ne per storas, atsakė Mėnulveidis. Jie apžiūrės. Duočiau 2 pagalvėlės atsisėsti vietoj vienos. Jei norite, keliaujam pas mane dabar ir galėsit čiuožti šliužinę kiek tinkamas. Iš apačios į viršų mes jūs užkelsim skalbinių krepšiu ir vėl galėsit šliuožti žemyn. Keliaujam, nudžiugo Kalėdų senelis. Tik pagalvokit, aš susipažinau su garsiojo Mėnulveidžiu. Gražioji lėlė turbūt fėja šilkaplaukė, o čia, žinoma, prikaistuvinis. Bet iš kur jūs mus pažįstat? Paklausė nustebęs Mėnulveidis. Girdėjau iš vaikų, atsakė Kalėdų senelis. Jie nuolat prašo knygų apie jūs kalėdom. Todėl ėmiau ir pats ją perskaičiau. Labai norėjau su jumis susipažinti. Bent kartą jiems pasisekė. Kalėdų senelis įsakė privažiuoti roges, visi sulipo. Į tolumų medžių viršūnę paliepė Kalėdų senelis ir rogės nuskriejo pirmin. Keliavo neilgai. Netrukus rogės sustojo ant storos šakos, kiek žemiau medžio viršūnės ir visi išlipo. Mano butas truputį aukščiau, tarė Mėnulveidis ir ėmė lipti pirmas. Visi susispietė jo mažame apskritame kambarėlėje. Mėnulveidis parodė į skylę vidurėje grindų. Štai šliuožinė, paaiškina jis. Ji įvėjai leidžiasi nuo medžio viršaus iki apačios. Ten išlėki pro dureles ir šlepteli ant samanų kupsto. Puiku, tarė Kalėdų senelis. Gal kas nors nusileis pirmas? Dieve mano, šliuožinė lygiai tokia, kaip aprašyta knygose. Dabar gal galėtumėt mus atkerėti? Paprašė Džo, nusigandęs, kad Kalėdų senelis, bedžiugaudamas pamirš, ko jiems reikia. Man rodos, toj vėl versis per galvą, o kūlviršiais leisti šliuožinę nenorėčiau. Atkerėti? Nu žinoma, tai visai nesunku, tarė Kalėdų senelis. Šliuožinė tinkamiausia vieta kerėti. Užsimerkite, visi užsimerkė. Kalėdų senelis kiekvieną švelniai palietė, dainuodamas keistą dainelę. Eikit kokie esat, išeikit kokie buvot, eikit kokie esat, išeikit kokie buvot. Jie atsimerkė. Mėnulveidis čiupo pagalvėlę, pasodino ant jos Betę, smarkiai stumtelėjo ir Betė baisių greičių nušvilpė šliužinės vijomis. Išlikė pro dureles apačioje ir nukrito ant samanų kupsto. Oi, tarė gaudinama kvapą, oi, aš vėl tapau savimi. Aš jau nebelėlė, sustingusiais sąnariais ir galiu užsimerkti ir atsimerkti. Jie atsistoja, o pro dureles išlėkė Džo. Džo, tu vėl toks kaip visada, tu vėl Džo, džiaugsmingai sušuko Betė. O štai ir šilkaplaukė, ji jau nebelėlė, ir Franė, ji irgi tokia kaip visada. O čia prikaistuvinis, jis irgi atrodo kaip paprastai. Ir nebeturi nuliepusių ausų, tarė šilkaplaukė. Gaila, man jis patiko su tomis ilgomis ausimis. Mūsų mielasis, gerasis prikaistuvinis. Paskui šlumšt, dureles vėl atsidarė ir lauk išlėkė Kalėdų senelis. Ant pakaušio susmukusiu gobtuvu. Bumpt, nukrito jis ant samanų kupstą ir sėdėjo džiaugsmingai gaudydamas orą. Kokia pramoga, kokia pramoga! Savo pilyje nieko panašaus neturiu. Atsargiai, Mėnulveidis, sušuko Džo ir pro dureles išvilpė Mėnulveidis. Jau nestoras meškiukas, o toks kaip visada. Noriu dar, pareiškė Kalėdų senelis ir atsistojo. Kaip pakilti į medžio viršūnę pintinę? Taip, atsakė Džo, bet jei neprieštarausit, mes į viršų nebelypsim. Mama mūsų pasiges. Norėtume atsisveikinti ir padėkoti. Sudiev, pasimatysim per Kalėdas, tarė Kalėdų senelis. Jum atvešiu ypač gerų dovanėlių. O štai ir pintinė su virve. Lipam? Nueidami, Džo, Betė ir Franė dar pamatė, kaip Kalėdų senelė
Pintinėje lėtai traukė į viršų visos medėje gyvenančios voverės. Menulveidės, šilkaplaukė ir prikaistuvinės irgi sėdėjo pintinėje ir mojavo vaikams. Kalėdų senelis turbūt važinėsis šliuožinė iki Sutemų, tarė Džo. Dieve mano, negi reikės vartytis per galvą iki gyvenimo pabaigos. Vėl noriu verstis kuliais. Atprasi, pagodė Betė. Man irgi atrodo, kad mano kojas tarsi lėlės, medinės. Na ir nuotykį patyrėm. Įdomesnio negali būti, pritarė Franė. Gali. Franė, Betė ir Džo. Pagyvensim, pamatysim.